Sveiki. Prieš metus man kilo idėja sukurti vietą, kur žmonės galėtų smagiai praleisti laiką su meškere rankose ir visi sugautų norimą laimikį. Kadangi mano kieme yra 6 arų kūdra, pamaniau, kad čia galėtų būti ta vieta. Tačiau vėliau pamaniau, kad žmonėms ši idėja gali nepatikti, todėl nieko nebedariau. Šiemet vėl prisiminę šį sumanimą, dar kartą permąsčiau jį ir nusprendžiau pamėginti. Praleidau savaitę laiko planuodamas ir svarstydamas šį sumanimą, kol galiausiai pradėjau jo siekti. Visų pirma, sukūriau štai šią TikToko paskyrą, kurioje pradėjau kelti trumpus vaizdo įrašus iš žvejybų šiame prūde. Vėliau nusprendžiau surizikuoti ir iš savo santaupų nupirkau žuvų, taip pat nupirkau 2 meškerių komplektus bei pašaro žuvims auginti. Nors tai kainavo apie 300 eurų, tikėjau, kad žmonėms tai gali suteikti džiaugsmo. Vėliau sekė teisiniai dalykai, kad legalizuoti veiklą, išsėmiau individualią veiklą ir pradėjau dirbti legaliai. Pamažu pradėjo atvykti pirmieji klientai ir pastebėjau, kad visiems pavyksta sugauti laimikį ir visi lieka patenkinti. Pradėjau mokinti žvejoti naujokus, pamatęs, kad atvyksta daug jaunimo, vaikams iki 14 metų pritaikiau 50% nuolaidą ir pradėjau sulaukti daug daugiau žvejų su savo vaikais. Šio prūdo žvejybos principas yra toks, kad žvejybos sesijos yra trumpos ir privačios. Vienu metu žvejoja tik draugų kompanija ar šeimos nariai. Pašalinių žvejų nebūna, todėl nėra spaudimo dėl žuvies gaudimo. Taip pat žvejyba vykdoma tik sugavai paleisk principu, nes yra norima per laiką užauginti didelių trofėjinių laimikių. Atsiranda nemažai žmonių, kurie prašo pasiimti žuvį, tačiau dėja tokios galimybės nėra, nes vasarą įžuvinimai nėra galimi dėl per didelės vandens temperatūros ir pervežti žuvį yra pakankamai sudėtinga. Žvejyba pagrinde orientuota į baltą žuvį, todėl patartina gaudyti plūdinę meškerę, nors kai kurie žmonės mėgina gaudyti ir feederiais. Ši žvejyba išsiskiria tuom, kad atvykus žvejoti žvejai gauna visą reikiamą įrangą, tokią kaip graižtą, kėdę, matą žuvims dėti, atkabiklį. Esant poreikiui galima gauti ir meškerę, taip pat ir masalus. Todėl yra taupomas jūsų laikas, galima tiesiog atvykti ir žvejoti. Taip pat prūdo vieta labai patogi šiauliečiams ir aplinkiniams, kadangi prūdas randasi Medelyno rajone. Į TikToką video keliu kiekvieną dieną ir dalis video pasiekia tikrai daug peržiūrų, kaip matote čia. Taip pat nusprendžiau įdėti skelbimų į Facebook grupės, tačiau jos nesulaukia daug susidomėjimo. Einant laikui pastebėjau, kad vis daugiau žmonių grįžta ir vis dažniau pastebiu jau matytus veidus. Džiugu, kad atvykę žmonės yra kultūringi bei mandagus. Dar smagiau yra tai, kad visiems pavyksta sugauti laimikį. Taip pat esant poreikiui visą žvejybos laiką galiu būti šalia ir padėti, todėl tai puikiai vieta naujokams, nes parodau nuo to, kaip uždėti masalą ant kabliuko, iki to, kaip saugiai paleisti žuvį. Taip pat padedu painioti meškeres ar pasirinkti tinkamą vietą bei gylį. Labiausiai mano įsiminusi žvejybos sesija buvo vieno jaunuolio gimtadienis, kuriame dalyvavo 6 jaunieji žvejai, buvo sugauta nemažai žuvų. Ir kas svarbiausia, buvo galima puikiai matyti žvejų emocijas ir degančias akis užkirtus laimikį. Šiuo metu mums kimbo prūde gyvena karosai, dekoratyviniai karosai, linai, karpiai, karšiai, eršketai, unguriai, ešeriai, starkiai, kuojos, raudės, aukšlės ir daugelis kitokių žuvų. Taip pat yra vienas šamas, viena sterlė albinuose, tai galima pagauti ir truputėlį labiau egzotinių žuvų mūsų vandens telkiniams. Tačiau šio sezono liko tik tai geras mėnesis, kadangi rugpjūčio 10 dieną išvykstu atlikti pareigos tėvynei ir grįšiu tik gegužės mėnesį, todėl jei ir jūs norite atvykti išmėginti pažvejoti šiame prūde ir galbūt išmokti kažko naujo arba įtvirtinti savo turimas žinias, tai galite rašyti man į Facebooką, kurį dabar matote ant ekrano, taip pat galite rašyti arba skambinti telefonų numeriu, kurį taip pat dabar matote. Taigi štai tokia šios istorijos pradžia ir manau, kad einant laikui ši idėja toliau vystysis ir turėsime puikią vietą Šiauliuose praleisti laiką su meškere rankose, kasmetiniai įžuvinimai palaikys prūdą žuvingą, o sugavai paleisk principas ir nuolatinis šėrimas leis užauginti didelį svorį. Šių metų kainininkas sudarytas apskaičiavus įžuvinimo išlaidas, pašarų kainas, mano asmeninį laiką tiek prižiūrint prūdą, teritoriją, tiek padedant žvejybos metu, taip pat įskaičiavus mokamus mokesčius, įrangos dėvėjimąsi. Na ir žinoma, už šią sumą gaunate pažvejoti su savo kompanija be pašalinių žvejų spaudimo. Taigi, spauskite like ir prenumeruokite mano kanalą, kad matytumėte visas naujienas, taip pat pasekite mano TikTok paskyrą dėl kasdienio turinio.